Taip, tai sveikinimai visiems su pasaulinė bičių diena. Labai graži diena iš tikrųjų. Šiandieną ir pats esu Vingio parke, tenai, kur yra ir mūsų bičių. Turėjome su vaikais edukaciją pasaulinės bičių dienos progą. Darželinukai, vaikai laikė korius, buvo čia atvykę. Ir iš tikrųjų yra nuostabu, kad jaunoji karta šitaip šviečiasi. Dabar man labai džiugu yra, kad mes čia galim irgi susitikti su jumis. Dauguma mes esame visi iš tikrųjų bičiuliai ir mes dauguma jau su kuo bendraujam per avilių įkurdinimą arba per kitas projektus įvairius. Tai tikrai smagu matyti visus ir norėčiau iš tikrųjų ir iškart pradėt supažindinant su savimi, tie, kas dar nepažįsta manęs. Tai aš esu Paulius Chockevičius, esu Urban.B LT įkūrėjas ir miesto bitininkas. Anksčiau dėvėjau šiek tiek skirtingą aprangą ir dėvėjau skirtingus akinius. Šiai dienai užaugo ir barzdelė, ir akiniai pasikeitė ir tapau bitininku. Tai nuo skaičių perėjau prie bičių. Ir mano istorija prasidėjo nuo labai didelės meilės bitėm. Ir dirbau lygiai taip pat, kaip dauguma žmonių ofise ir dirbau finansų srityje, bet giliai viduje norėjau būti arčiau gamtos ir pradėjau laikyti bites. Tada neužilgo prisiminiau savo užsienietiškas patirtis Didžiojoje Britanijoje miesto bitininkystės ir taip išvykęs į Didžiąją Britaniją pasisėmiau daugiau patirčių miesto bitynuose ir grįžęs į Lietuvą įkūriau Urban.B LT. Čia šiek tiek kadrų būtent iš tų skirtingų patirčių, tai labai nesiplėsiu. Ir būtent įkūrėm Urban.B LT. Šiai dienai dirbame visoje Lietuvoje, jau ir Latvijoje taip pat. Tai kol kas turime avilių Rygos mieste, po truputį plečiamės. Turime šaunę komandą žmonių. Šiai dienai yra ir prisijungę prie mūsų čia video kartu ir Elvinas Sumeda. Elvinas Sumeda tie žmonės, kurie gal labiau bus tie, kurie su jumis bendrauja vienais ar kitais kanalais, tiesiogiai ar gyvai, ar internetu. Taip pat turime, mačiau, ir Pilypas prisijungęs, mūsų miesto bitininkas Vilniuje. Tai tie, kas laikot, kas esat bičių globėjai, tai pamatysite Pilypą ant stogų. Matau, prisijungia ir per video Pilypas. Tai šiandieną, Pilypai, tikriausiai nevažiuosi. Kada sekanti diena, kad važiuosi ant stogų? Rytoj poryt, ko gero. Nusimato tikrai saulėtos dienos, bitės dirba intensyviai, tai ačiū labai Pilypui už darbą prie bičių. Ir dėl ko visą mes tai darom, dėl ko mes važiuojam pas bites ir dėl ko mes prižiūrime ir dėl ko reikia jom padėti ir dėl ko mes įkūrėme apskritai miesto bitininkystės veiklą. Tai todėl, kad kas metais bičių populiacija mažėja vidurkių yra 30%. Kai kur pasaulyje yra daugiau, kai kur pasaulyje mažiau. Lietuvoje mes turime apie 10% mažėjimą, bet tai yra dėl pagrindinių žmonijos padarinių. Tai pavyzdžiui, intensyvus pesticidų naudojimas, intensyvi miškininkystė, pati globalizacija lėmė tam tikrų ligų išplitimą per visą pasaulį ir apskritai urbanizacija iš esmės lėmė tai, kad žmonijai reikia didesnio poreikio, žmonija nori didesnio vartojimo, automatiškai ūkininkai yra paskatinti greičiau, didesnius derlius užtikrint, tada purškia laukus, turi didelės monokultūrų laukus ir dabar, kai pasižiūrėtume,
kai kur rajonuose Lietuvos važiuojam ir tiesiog geltonuoja gražiai rapsų laukai. Iš vienos pusės tai yra labai gražu, bitės labai daug nektaro parsineša, bet tuo pačiu tai yra ir labai daug neigiamų aspektų, tai tie laukai yra pirmiausiai purškiami pesticidais, tai bitės parsineša pesticidų, tuo pačiu yra kitos rizikos, kaip kad tai yra rapsas nužydės, o po to tai bus tiesiog dideli žali laukai dykumų, kaip mes vadinam, bičių dykumų ir bioįvairovės dykumos. Tai va, tai už tai reikia iš tikrųjų padėti bitėm suteikti tos bioįvairovės, apželdinti ir apie tai papasakosim biškį daugiau vėliau. Taip, tai mūsų miestai tampa iš tikrųjų prieglobsčių bitėms. Nuo įvairių pesticidų, nuo įvairių kenkėjų ir panašiai. Kuom yra mūsų miestai geri? Tai ir moksliniai tyrimai rodo, kad bičių mirtingumo kiekis sumažėjo iki 30% miestuose. Tai iš tikrųjų, kuo mūsų miestai geri, tuom, kad mes pirmiausiai tai dirbamų monokultūrų laukų čia aplinkui nėra. Kas gerai yra, tai gerai, kad mes turime gausybę įvairovę nektaro, yra nuo pat ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens gausybę parkų, skverų, žmonės balkonuose laiko gėlytės, soduose laiko gėlės, augina daržus, sodus, vaismedžius ir šitai bitės iš tikrųjų turi gausybę įvairovę nektaro ir taip stiprina savo imunitetą. Taip pat mūsų miesto stogai bitėms suteikia tokia kaip užuovėja ir nuo kitų kenkėjų. Tai visokie graužikai negali ateiti į avilius, kitos bitės, plėšikės arba vapsvos, širšės irgi sudėtingiau gali pasiekti avilius. Taip pat vienas svarbiausių dalykų, tai ant stogų mes turime mažiau drėgmės ir yra labai gera ventiliacija. Bitės natūraliai gyvena medžių drevėse, aukštai, tai vat būtent mūsų stogai ir atstoja tas medžių dreves. Bitininkai dėl patogumo nukelia avilius žemyn, bet mes turime tikrai lokacijų ir miestuose, kur mes laikome ir ant žemės, nes, pavyzdžiui, gal galimybės ant stogo nėra, bet tikrai bitėm nėra blogai, mes užtikrinam irgi, kad nebūtų tos drėgmės, padarome po aviliais tam tikras instaliacijas, kad bitės būtų ir apsaugotos nuo kenkėjų tiesiogiai nuo žemės, tai tikrai pasirūpiname, kad bitėm ir ant žemės būtų gerai. Tai čia yra irgi, yra prisijungusi iš mūsų iš tikrųjų ir iš Vintedo, tai čia labai graži nuotrauka yra nuo Vintedo stogo, kur yra medingi augalų darželiai padaryti, tokios lysvės medingų augalų ir bitės turi tiesiogiai prie savęs medaus nektaro šaltinį per visus metus. Tai tiesiog noriu truputį apie bičių tą svarbą. Bitės, mes visi neabejojam, kad bitės yra svarbios mūsų ekosistemai, bet tiesiog taip trumpai 2/3 maisto, kurį mes turime ant stalų, tai yra iš tikrųjų bičių dėka, bičių darbo dėka apdulkinta. Ir bitės gyvena šioje Žemės planetoje 30 milijonų metų. Mes kaip žmonija ne pusę tiek negyvenam. Tai jos iš tikrųjų yra labai svarbios mūsų aplinkoje. Ir dėl ko? Dėl to, kad jos apdulkina augalus, padaro mūsų aplinką ir miestus žalesnius. Štai kaip čia Vingio parke mes turim gražius žiedynus, gražius žalius plotus. Taip pat mažina automatiškai miestų taršą, mažina žmonėms alergijas irgi, todėl kad mes galime vartoti miesto medų, kuris yra iš mūsų aplinkos ir šitai būti atsparesni alergijom. Ir svarbiausiai, tai šviečiame ir edukuojame aplink save bendruomenės, jaunimą. Štai kaip čia turėjome edukaciją su vaikais, taip ir ant pastatų, ant įmonių stogų mes galime ateiti kartu su kolektyvu ir susipažinti su bitėm iš arti, palaikyti po korį ir iš tikrųjų savo žinias plėsti apie tai.
Tai mes esame apie tai būtent, kad kurti tą teigiamą ryšį su bitėm ir būtent Albertas Einšteinas dar savo laiku yra tokią skambę frazę pasakė ir čia pasaulinė bičių dienos proga. Iš tikrųjų, ta frazė yra labai stipriai vartojama. Tai yra, kad jeigu bitės išnyktų nuo pasaulio paviršiaus, mes kaip žmonija neišgyventume nei 4 metų. Aš esu ne Albertas Einšteinas, aš esu Paulius Vackevičius, esu miesto bitininkas, turiu daug patirčių ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad šiai dienai su mūsų visais poreikiais, tai tikriausiai nei ir 2 metų neišgyventume be bičių. Tai ką mes galim daryti, kad jom būtų geriau? Iš tikrųjų, daugelis iš jūsų, kas jau esat bičių globėjai, turite avilius, tai jau darot labai nuostabų darbą. Ką mes galime daugiau padaryti? Mes galim pasodinti medingų augalų aplinkui save, pievose, mieste, parke. Galime nenaudoti pesticidų, tiek patys asmeniškai, tiek daryti akcijas įvairias, šviesti, kad ūkininkai naudotų mažiau pesticidų. Taip pat galime padaryti bičių girdyklas. Labai puikia edukacinė veikla su savo kolektyvu, su vaikais, šeimose padaryti bičių girdyklas. Ir tai mes galime irgi kartu atvykę į jūsų kolektyvą padėti pasidaryti bitėm bičių girdyklas, kurias parsinešite tada namo. Na ir galite paremti įvairius tyrimus. Taip pat jau kai kas iš jūsų esat bičių globėjai, jeigu dar to nesat padarę, galite tapti bičių globėjais tiek individualiai pas save kieme, tiek su savo kolektyvu įmonėje ar mokykloje, darželyje. Ir tuo pačiu, čia norėjau pasidalinti tiesiog labai gražius kadras iš avilių prezidentūroje. Ir labai nuostabiai iš tikrųjų ten vyksta ir daugelį akcijų, edukacinių akcijų. Bičių valstybės pažinimo centre yra bičių aviliai su ekranais, kur gali ir mokyklos, ir vaikai atvykti, pamatyti iš arti bites. Tuo pačiu, čia keletas mūsų iš tikrųjų kadrų nuo stogų, tai iš tikrųjų ir turime į Snaino kadrą, nuo Vertas pastato stogo viršuje, kairiajam kampe vyksta edukacija kaip tik. Tai žmonės turi, tenai yra gale terasa, žmonės pietauja, daro jogos užsiėmimus, sportuoja ir tuo pačiu yra aviliai ant stogo ir bitės kartu gyvena, mes bitininkai dirbam. Taip pat turime ir Open Agency nuotrauką kadrą, vėliau pamatysite ir kitų. Taip pat noriu pasidalinti, kad mes esame tie, kurie važiuojame ir iš tikrųjų esame tokie kaip bičių ambasadoriai. Šiais metais pernai metais žiemą tapome ir tvarumo ambasadoriais. Tai dabar mes iš tikrųjų dalyvaujame įvairiuose renginiuose, važiuojame, esame bičių advokatais. Ir ką galit kiekvienas padaryti, tai būtent integruoti avilius pas save ant stogų. Ir tai prisideda prie daug įvairiausių naudų. Tai kaip mes ir kalbėjom, daro miestų žalesnius panašiai, bet taip pat ir įmonėm, kolektyvam tai yra labai gera nauda sustiprinti savo tvarumo politiką iš esmės. Jūs darote tiesioginį poveikį gamtai. Tai nėra, kad jūs kaip pirkdami kažkokius tai carbon credits turėsite tvarumo poveikį ten po 10 metų ar po kiek, jūs turite tvarumo poveikį čia šiai dienai momentaliai. Tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas, taip pat įtraukti bendruomenės. Tai yra, kas girdėjo terminą ESG, Environmental Social Governance. Daugelį tvarių iniciatyvų užpildo E ir G dalį, bet S dalis ir lieka pamiršta. Su bitėmis ant stogų jūs užpildote visas 3 sferas iš esmės. Tai E, S ir G. Tai va čia šiek tiek apie tų pliusų, ką galit nuveikti. Tai iš tikrųjų, kaip ir pasakau, sustiprina jūsų tvarumo politiką į ESG. Taip pat tie, kas turite, kas yra nekilnojamo turto, savininkai, valdytojai, bičių įkurdinimas tiesiogiai prisideda prie BREEAM ir WELL, LEEDS sertifikatų.
gavimo ir taškų. Tai turime ne vieną klientą, kurie iš tikrųjų džiaugiasi šiai dienai bičių draugija ir tuo pačiu gali turėti BREEAM, Excellent ar netgi Outstanding sertifikatus. Tai netgi ir Rygoje turime pavyzdį žaliausias pastatas Verdė, žaliausias Rygos pastatas, kuris turi visus šitus sertifikatus. Taip pat turime ir Lietuvoje ne vieną tokį pastatą. Taip pat bitės, bičių draugija įveiklina visą bendruomenę, mes galime dalintis medumi ir aš džiaugiuosi, kai mūsų klientai iš tikrųjų dalinasi medum ir tada mes kažkur tai kokiam renginyje dalyvaujam ir prie mūsų prieina ir sako kokie nors dar net, kurį mes nepažįstam įmonės ar kiti verslai ar mokyklos darželiai prieina ir sako, mes ragavom jūsų medaus, mums ten tas ir tas davė dovanų ir mes tada labai pasidžiaugiam iš tikrųjų stipriai, kad taip plinta ta bičių teigiama žinia. Ką kiekvienas galite iš tikrųjų padaryti, tai padaryti miesto medaus tyrimus ir ne tik miesto medaus, bet apskritai savo aplinkos medaus tyrimus. Tai bitės yra gamtos indikatoriai. Tai yra mažos mokslininkės, kurios surenka mėginius iš aplinkos, iš gamtos ir tada mes tuos mėginius kaip bitininkai galim paimti ir siūsti į laboratorijas. Ir iš tikrųjų dalyvaujam tokiuose projektuose, bendradarbiaujame su laboratorija Prancūzijoje, kurioje galime padaryti bioįvairovės tyrimą ir pasakyti jūsų bioįvairovės indeksą jūsų aplinkoje. Šie skaičiai gali paskui atsispindėti jūsų organizacijos, įmonės aplinkos ataskaitoj ir tą aplinkos ataskaitą gali tada investuotojai įvertinti ir pasakyti, kad jūs esate šaunuoliai, mes norime skatinti tokias veiklas. Ir jūs tą bioįvairovės tyrimą padarę, jūs galite metai iš metų tobulinti. Tai matot, kad gal dabar šiais metais yra vidutinis jūsų bioįvairovės indeksas, mes galim duoti jums sprendimų, ką galit padaryti, kad būtų geriau. Kitais metais pamatuojam vėl iš naujo bioįvairovės indeksą ir tada matome pokytį. Ir tai yra labai iš tikrųjų naudinga gamtai. Galite išsitirti savo medų, galite sunkiosius metalus išsitirti. Čia svarbiausia dėl komunikacinės prasmės iš tikrųjų, kad žinotumėt, kad jūsų medus yra sveikas ir kad jūs galite dalintis savo medum su savo klientais ir laboratorijos, su kuriuo mes bendradarbiaujam užsienyje, jos išrašo raštiškai su štampais akredituotos laboratorijos, kad tai yra tinkamas vartoti žmogui medus ir tai yra visiškai viskas normos ir sveikas medus. Galite išsitirti botaninę kilmę, tai labai padeda iš tikrųjų žinoti. Darome įvairiausių edukacijų, su kai kuriais jau turėjome edukacijų, labai smagu iš tikrųjų pasimatyti, ten ypač kokią žiemos metu, kai artėja kalėdos, darome kalėdinių žaisliukų edukaciją. Vasaros metu bičių drobelės galime, visus metus galime bičių drobelės daryti, tai yra iš tikrųjų labai nuostabi veikla, kiekvienas žmogus gali parsinešti paskui drobelę, į kurią gali susukti savo sumuštinį ir nenaudoti tų vienkartinių plastikinių maisto plėvelių. Galime išsisukti medų jūsų aplinkoje, galime atvykti su medsukiais, su koriais ir tada visi kartu išsisukti medų, atakiuoja visi kartu ir tiesiai iš medsukiais stiklainį įsipilti medaus ir padovanoti savo kolektyvui arba savo pastato nuomininkams tą medų čia ir vietoj prieangyje. Tam kaip į vestibiulį, atsiprašau, ne tokį žodį pavartojau. Darome kosmetinių bičių produktų dirbtuves, darome bičių vaško žvakių gamybos dirbtuves, įvairias dirbtuves iš tikrųjų. Tai galėsim susisiekti, jeigu kam įdomu. Ir per dirbtuves galime labai puikiai įtraukti iš tikrųjų bendruomenės ir papasakoti apie svarbą, bičių svarbą. Ką dar galima nuveikti? Tai būtent galime padaryti bitėms žalią aplinką, žalesnę aplinką, kad bitės turėtų daugiau medingų augalų, kad miestai, kad mūsų aplinka būtų bitėm draugiškesnė.
ką mes darome, pasidalinsiu keletą pavyzdžių su viena įmonė, Fiskars įmonė, mes buvom padarę iš tikrųjų tam ne Vingio parke, bet Jablonskio skvere, padarėm Vilniaus miestui dovaną. Tai kartu pasikooperavom su Vilniaus miestu, suradom tinkamiausią vietą, kur reiktų padaryti medingų augalų pievą. Ir po šiai dienai stovi lentelė miesto dovana nuo Urban-Bee ir Fiskaro Vilniaus miestui. Ir tai yra visa Jablonskio skveras, šiai dienai yra pilnas medingų augalų, vienmečių ir daugiamečių, kurie žydi. Ir ten iš tikrųjų labai mes praturtinom aplinką, nes toj vietoje yra labai daug dangoraižių, ofiso pastatų, to žalio ploto mes praturtinom iš tikrųjų toj vietoj. Tai labai iš tikrųjų tokių galima daug iniciatyvų imtis. Tai pavyzdžiui, ir Vingio parke mes galime prie avilių, štai čia, kur mes sėdim, turim avilių, mes galim apželdinti dar daugiau medingų augalų, tokią iniciatyvą padaryti, galim surasti kitą plotą, kur reikia Vilniaus mieste apželdinti. Taip pat darome seed bombus, tokias iniciatyvas, tai mes pasidalinsim irgi seed bombais su jumis vėlesniam laikotarpyje, bet iš tikrųjų tai yra tokios sėklų bombos, kurias kiekvienas gali numesti ant žemės, tiesiog arba į vazonėlį įsodinti ir iš ten išauga tokia puokštė medingų augalų. Tai yra mūsų pačių darbas, Pilypas, mūsų miesto bitininkas, kurį jau matėt, gamina, deda sėklas, mes atrenkam sėklas, pas mus komanda bitininkų atrenka geriausią mišinį, visą suderam, padarom ir tada tai yra labai puikiai ir dovana, ir verslo dovana, tokios seed bombos savo klientams ar aplinkiniams, tai iš tikrųjų yra labai nuostabus dalykas, ką galime padaryti. Taip pat, ką mes dabar darome, tai yra būtent žali stogai, tai yra keli variantai, ką galime padaryti. Apskritai tai ne tik žali stogai, bet bioįvairovės didinimas. Bet būtent per žalius stogus mes dabar tokią naują iniciatyvą darom, tai šilokų paklotai. Šilokai tai yra medingi augalai, kurie žydi visus metus be didelės priežiūros ir mes galime visą stogą padaryti žalę, tai yra keletą pliusų, tai yra būtent bitėm, ne tik medunešėm bitėm, bet visom bitėm, maisto bazė, mažina šiltnamio efektą, nes juodi bituminiai stogai labai daug karščio vėl atiduoda į aplinką, žalias stogas mažina šiltnamio efektą, plus saulės jėgainių baterijos, pas tuos, ką yra saulės jėgainių bakterijos, tampa daug efektyvesnės ir duoda daug daugiau našumo. Nes saulės baterijos dirba daug mažiau efektyvumą, praranda savo nuo karščio, kurį stogas atspindi. Tai vat, būtent tie žali paklotai. Taip pat mes darom tokius savilaiščius vazonus ir dabar mes dar prie tų savilaiščių vazonų instaliuojame automatinę sistemą su sensoriais, kuri laisto papildomai augalus per sausras. Tai yra medingų augalų vazonai prie jūsų avilių. Tai irgi, ką galima padaryti, tada ten auga arbatos, visokie medingi augalai, kuriuos galime panaudoti kaip arbatas. Tai yra prieskoniniai augalai, yra visokie kvapnūs augalai, tai šalavijas, medetkos, melisos, mėtos, čiobreliai. Ir gausybė įvairių kitų augalų, čia pavyzdžiui monardos matosi irgi ir esparcetas gali būti įvairiausių augalų. Ir tada galime tos augalus pasidalinti su jumis, kaip arbatžolės, šalia medaus, tai yra nuostabus dalykus nuo jūsų stogo čia pat. Taip pat galime instaliuoti, įdiegti ProHiver avilio sistemą, kurią mes čia patys sukūrėm savo kolektyve. Tai yra monitoringo sistema, kuri matuoja avilio svorį, drėgmę, temperatūrą, matuoja atmosferos slėgį ir tada jūs viską galite matyti skaičiukuose. Sistemoje mes galime jum ištraukti ataskaitas ir tuo pačiu mes galime jūs galite turėti, pavyzdžiui, savo vestibiulyje ekraną, kuriame matytų pastoviai žmonės atėję
kintančius skaičius. Moody's, mūsų klientai, mačiau ir Julija yra, sveikinomės, tai Moody's iš tikrųjų naudojo avilio svarstyklės jau kurį laiką ir mes vis atsiųsdavom pokytį avilio svorio ir medaus, tai džiaugiamės iš tikrųjų, kad galėjome tuo pasidalinti. Dabar, ką mes norime šiais metais padaryti, dar vieną dalyką, tai iš tikrųjų prie avilių pritvirtinti priekyje kameras, kad žmonės galėtų tuo pačiu ir matyti pastoviai, streaminti, mes galėtume tiesiogiai vaizdą iš avilių. Tai čia tokia iniciatyva, ką galima irgi būtų padaryti papildomai. Šiais metais jau tikrai mes turėsime, pernai metais su ta idėja, kaip sakant, gyvenom, virškinom ir šiais metais jau galėsim tai pasiūlyti. Taip pat, ką galima padaryti, tai įvairius pagal jūsų užsakymą padarytus avilius. Tai pavyzdžiui, čia aš noriu pasidalinti, iš tikrųjų yra įspūdingi aviliai, tai yra Žalgirio arena, turi Žalgirio arenos baseinas, ant savo stogo turi įkurdinę avilius, tai yra irgi kartu su Kauno miesto savivaldybė toks bendras projektas ir tai yra vieno japonų dizainerio sukurti aviliai. Ir jie visi simbolizuoja tam tikrus Kauno miesto simbolinius pastatus. Tai čia priešais matote Prisikėlimo bažnyčią, ten toliau yra ir senasis Lietuvos paštas ir viena iš simbolinių tokių gamyklų. Tai va, tai yra iš tikrųjų labai simboliniai aviliai, ką galima, jeigu ir turit idėjų, galim pagelbėti įgyvendinti jums tas idėjas. Štai čia yra bendrai Moody's avilių nuotrauka, iš tikrųjų irgi vieni mūsų klientai, labai graži aplinka tenai yra pas juos, nes yra Neries krantinė, visa pilna augalų ir toks ikoniškas vaizdas iš tikrųjų miesto bitininkystės, tai ta proga aš ir noriu būtent paraginti įsijungti dabar visus ir padiskutuoti, gal turite klausimų, tai aš dabar kaip ir išjungsiu skaidres, noriu padėkoti, išjungsiu skaidres ir tada pereiti į tą diskusinę dalį, padiskutuoti, pasipasakot, gal yra kažkokių tai dalykų, kaip jums visa ta miesto bitininkystė skamba ir panašiai, ir kokios patirtis bendrumoje.